Tu irgi manai, kad sapnavai, bet tai netiesa. Reikia prisipažinti, kad tai tikra. Netikra, nes aš suklydau. Maniau, kad tu... Aš mėgojau ir pamaniau, kad ten kitas žmogus. Maniau, kad tu esi... Kad tu esi... Laura. Ką? Taip, ką girdėjai, aš myliu tavo seserį. Pabučiavau tave, nes maniau, kad ten jį. Praeitą kartą aiškinau, kad tu man esi tik draugė. Gana tų nesusipratimų. Blogai padariau. Atbėgau prašyti tavo pagalbos, kad padėtum įsiaiškinti, su kuo draugauja tavo sesuo. Paprašiau, nes pavydas užvaldė. Supranti? Suprantu. Lola, jei nori man trenkti, trenk. Nusipelniau. Daryk, ką nors, būk gera. Man reikia eiti. Tikiuosi, kad gėlės nusinešiai namo? Žinoma, man labai patinka gėlės. Vis dar jaučiu jų kvapą. Padovanojai savo žmonai? Ne, aš nevedęs. Nevedęs. Ne, iš smalsumo klausiu. Tikriausiai gyveni su draugė? Ne, vienas. Šit kaip? Pats savo verdu. Tai bent sutapimas. Vienas prausiuos. Aš irgi. Tikrai. Tikrai. Negaliu patikėti. Mums reikės dalyvauti tarp mokyklinėse regbio varžybose. Kas čia blogo? Bėda ta, kad turim laimėti, o mūsų komanda labai silpna. Bet to nekenčiu tarp mokyklinių varžybų. Atsiprašau, Donofai, nesikrimskit. Manau, kad šioje visa varžybose mokyklai nebūtina dalyvauti. Ar būtina? Pasakykit tiesą. Niekada šitos mokyklos istorijoje niekas nevengė kovos. Turim kautis ir laimėti. Negi, ponas Ačamendis, jūsų geras draugas, nesakė, kad šiais metais daug dėmesio skirsim sportui. Tiesą sakant, su ponu Ačamendžiu mes mažai kalbam apie mokyklą. Susitikę paprastai aptariam asmeninius klausimus, suprantat. Asmeninius klausimus. Temas personales, ¿me entiendes? Personales. Jei jūs taip gerai jį pažįstat, sakykit, ar jis turi daug draugų? Ne, mažai. Tarkim, tiek reikia. Pavyzdžiui, pona Serhijų Bustamante. Ką? Glorija. Ką? Liepiau ieškoti regbio komandos trenerio. Ne, nieko nesakėt. Mums reikės dalyvauti tarp mokyklinėse regbio varžybose. Nėra laiko, savame suprantama, kad reikia ieškoti trenerio. Taip, ponė. Sukriošęs senis. Kasmet vis bjauresnis. Glorija, negaišk. Tiesą sakant, visai nenustebau, kad Franciskai patinka tavo sesuo. Man panašiai ir atrodė. Kaip sako mano mama, galvok apie blogiausią ir atspėsi. Kaip jauties? Gerai. Maniau, kad sužinojusi tokią naujieną pulsi į isteriją, imsi viską laužyt. Kaip matai, nepuoliau. Pili, ką daryt? Pili, ką daryt? Sprendžiu ne aš. Viso sprendžiam. Mergaitės, įkalbėjau Marką mokyt mane judinėt. Tai bent. Nematai, kad mes rūpiname svarbesniais reikalais? Kas atsitiko? Girdėjai apie Sonijos reiburelį? Girdėjau. Mes visos norim lankyti, bet Mijerijos grupė irgi lankys. Nežinom, ką daryti. Nesvarbu, kas lankys. Mums reikia eiti, aš jau užsirašiau. Ką? Reikėjo mus perspėti, Fernanda. Juk mes susibūrusios į grupę sprendimus priimam kartu. Atsiprašau, nemaniau, kad tai rimta. Labai rimta. Mergaitės, tas būrelis nieko vertas. Negalima lankyti. Modelių kursai labai rimtas dalykas. Patikėkit manim, aš tikras modelis. O aš norėjau lankyti. Negalima taip žemai pult. Na gerai, nė viena nelankys ir baigta. Visai nebejoju. Stipriausi komandos žaidėjai bus Franciskas Blankas ir Manuelis Agirė. Agirė? Tai Franciskas daug geresnės fizinės formos, bet Manuelis tinkamai pasitreniravęs irgi gali būti puikus žaidėjas. Nepanašu, kad tas vaikinas domėtųsi sportu. Regbis jam nepatinka, todėl ir nežaidžia komandai. Labai gaila.
Jei mokyklai reikia dalyvauti ir gerai pasirodyti, neturėtume nulaidžiauti mokinių užgaidoms. Agirė turi žaisti. Tikra teisybė, Redija. Elito gimnazija turi visus sutriuškinti, kaip ir kitose rungtynėse. Taip. Reiktų trigubai daugiau treniruotis. Puiku, kibkime į darbą. Negailėkit pastangų, mokytojau. Galite pradėti. Bus sudėtinga, Dunofai. Mano tvarkaraštis perpildytas. Negaliu vesti daugiau pamokų. Žinau, ką daryti. Kvieskit dar vieną trenerį ir pasidalinkit darbus. Jei leisit, aš galiu vesti tas pamokas. Ką? Buvau mokyklos komandos kapitonas, be to. Tai mano pareiga, nes esu fizinio lavinimo koordinatorius. Sutinku, Eredi, bet kol kas tik pabandykit. Nebijokit, nepasigailėsit. Viską iš jų įspausiu, ypač iš Agirės. Labai noriu Sonijos būrelį. Aš irgi užpildė anketą, liko labai mažai. Mėgstamiausias modelis, ką parašy? Dar klausi. Aišku, Kate Moss. Vika, ką tu, tą džiūsną? O ką tu parašy? Cindy Crawford. Eilinė boba. Vika, ką čia kalbi? Nieko neišmanai. Vika, pastebėjai, kad pastaruoju metu nesutampa mūsų nuomonės esminiais klausimais. Tau nepatinka roko daina, o man jie atrodo nuostabi. Taip, bet abi manom, kad jis nepakenčiamas, ar ne? Taip, tikra tiesa. Vika, tau skambina. Ačiū, Glorija. Alio? Roxana? Roxana, kas atsitiko? Palauk, nesuprantu. Noriu su tavim pasikalbėti, Vika. Galim susitikti? Būk gera. Kalbėsi mano dukra? Nusiramink, Hektorai, praleisk. Kai drįsai kalbėti su mano dukra, kam jie skambinai, paaiškink? Pakviečiau pietų ir tiek. Meluoji, pakvietė pietų? Kodėl jie skambinai? Tikrai ne, Hektorai. Kodėl skambinai? Tikrai ne. Norėjai pasakyti, kad tave mušu? Ne, Skambinai tikrai pasakyti, ne. kad aš tave mušu, melagė? Nemeluok po velnių. Vis dar užimtam jie. Kažką vis tiek pasakė? Nieko nepasakė, bet jaučiu, kad kažkas atsitiko. Nesirūpink. Tikriausiai skambino dėl kokios nors kvailystės, kaip visada. Gali būti. Vėliau dar kartą paskambinsiu ir paklausiu, ko norėjo. Gerai. Čia, tiks. Pagaliau. Pusę mokyklos apėjom. Ko nori? Nenoriu, kad visi sužinotų, kas atsitiko mokinių tarybos pirmininkiai. Kas tau atsitiko? Daugiau nebegaliu. Dėl būrelio, dėl ginčo? Ne. Vien apie tave galvoju. Negaliu imtis jokio darbo. Prisipažįsti, kad mane myli? Ne visai. Palauk, aš nekvailas. Lendi prie manęs, ko nori? Tarkim, kad aš tavęs nemyliu, bet noriu su tavim praleisti naktį. Ką, juokauji? Ne. Visos merginos sako, kad tu tobulas meilužis. Noriu įsitikinti? Neklausyk, kas ką kalba. Nesikuklink, pablitai. Noriu būti viena iš tų merginų. Tu? Palauk, tu mane spaudi. Taip negalima. Esu tikra, kad pranoksi mano lūkesčius. Palauk, tu manęs nekenti. Nekenčiu Pablo kvailelio. Noriu, kad parodytum meilužio Pablo veidą. Palauk, negaliu, mes bendraklasiai. Kas čia daros? Na ir kas? Dukas. Ir vadovaujam kartu. Negalima painioti darbo ir lovos. Pablai, tu mane atstumi? Taip. Pablas Bustamante. Mokyklos Eržilas manęs išsigando? Taip, nenoriu su tavim susidėti ir tiek. Ar aš tokia negraži? Ne, tu graži. Kodėl tada manęs nenori? Ne dėl tavęs. Dėl manęs. Vertino Medami Selytė, skaitė Vaida Domanytė ir Rita Žirgulis, garso režisierius Andrius Polavičius, įgarsinta